Šyla oras ir jau norisi gaivių, lengvų salotų be majonezo ir grietinės. Šiandien toks receptas laukia jūsų vertinimų. Sveiki, mėlyjei Devijos draugai, prenumeratoriai ir svečiai. Malonu, kad mes ir vėl kartu. Pagaliau beldžiasi pavasaris, kaip ir norisi kažko gaivaus, neriebaus, paprasto, bet kartu ir ko nors naujo, nenusibodusio. Tai aš ir pamaniau, galbūt dar neragavote šviežių daržovių salotų su marinuotais pievagrybiais, kurių receptą tiesiog radau sieninio kalendoriaus lapelyje. Salotoms skanumėlis reikės mėgstamų šviežių salotų. Galima naudoti salotų mišinį. Indelio marinuotų pievagrybių, poros kietai virtų kiaušinių, stiklinės vyšninių pomidorų ir pundelio šviežių ar gero žiupsnio džiovintų petražolių. Kiaušinių labai nesusmulkiname. Pomidoriukus perpjauname per pusę. Pievagrybius supjaustome taip, kaip mums patinka. Susmulkiname petražoles ir viską sudedame ant suplėšytų salotų lapų. Padažai naudosime alyvuogių aliejų, česnaką, maltus juoduosius pipirus, citrinos sultis ir druską pagal skonį. Permaišome visus ingredientus skirtus salotų padažui ir jau užpylus salotas labai nemaigydami permaišome. Greita, paprasta, skanu, gaivu. Belieka mėgautis bei rašyti savo nuomonę komentaruose. Dar daugiau įvairių salotų jau laukia jūsų vertinimo Devijoje. Nuoroda, kaip visada, palikta jūsų patogumui. Ačiū, kad buvome kartu iki pabaigos. Ačiū už video receptų vertinimą piršteliais ir Devijos palaikymą prenumeruojant kanalą. Visiems linkiu gero laiko ir skanių gaivių pavasarinių salotų. Iki.